Sveiki visi, šiandien mes žaisime GTA Online ir aš šitą žaidimą labai senai žaidžiau, tai ir dėja čia yra online'as, tai mes eisime žiūrėti, ką mesgi turime dar garaže. Beje, nepamirškite paspausti subscribe mygtuką, tą raudoną varpelio ir palaikinkite mano video. Taip, tai ką, einame iki garažo. Oi, netyčia nuėjau iš namų, tai reiks dabar nueiti iki garažo. Tuo nueisime ir, jei neklystu, turėtų būti kitoj pusėje. Beje, įvertinkite mano aprangą nuo 1 iki 10. O, staiga ir mūsų garažas. Ir šiandien mes nebereikalo prisijungiam, nes eisime žaisti GTA reisus. Aš jums parodysiu, kaip reikia gražiai vairuoti ir wow, koksai mano gražų mašinų garažas. Tai irgi komentaruose nepamirškite parašyti, kokios jūs mašinos svajojate turėti ant GTA 5 online. Tai kągi, važiuojame. Girdit, koks gražus garsas. Tai mes dabar važiuosime, pamiršau, aš jums parodysiu, kaip reikia dar nueiti per GTA online'as į kažkokį, galima čia nueisi ne tik ten, galima į kažką lenktyniauti, taip toliau, daužyti su mašinom ir taip toliau. Tai va, mes eisime, o dabar galime įvažiuoti ir žiūrėti, kas čia. Beje, kai žaidė online, čia yra tikrų žmonių. O tai tikri žmonės gali tave nužudyti, ir tu jas gali žudyti, ir taip toliau. Tai jūs neišsigąskit, kiek žmonių. Mes turime 15 žmonių. Tai mes važiuosime į lenktynės 15 žmonių. Jei. Ir kuo daugiau žmonių, to labiau yra geriau. Tai pasižiūrime, koks mapas. Visai geras, kaip pasakyčiau. Nieko čia blogo ir nėra. Tai parašykite į komentarus, kaip jūs manote, ar jau geriau žaisti GTA online, ar geriau žaisti GTA Story mode. Jeigu jums patinka labiau online, tai paspauskite laiką, o jei jums nelabai patinka, paspauskite subscribe mygtuką. Tai yra raudonas mygtukas. Tai va, mes įsirinksime dabar mašiną. Ir ką žinau, nėra čia tokios ir gražios mašinos, bet man visai šitą labai patinka, tai kągi. Ir šiaip galiu pasakyti, kad nesvarbu yra ten, sakykime, kokią mašiną pasirinksi, svarbiausia, kaip tu vairuosi su tą mašiną. Ir žinokit, nėra, kad ten taip visada lengva bus, ar ten dar kažkada. Visada yra gyvenime, kaip sakoma, sunkumų. Tai va. Ir už kokių gerų 40 sekundžių mes eisim žaisti. Kaip jūs manote, jau žaisti geriau su draugais ar žaisti vienam? Bet kai vieną žaidži tu ir gaunasi, kad tu žaidi su žmonėm. Tai kaip jums geriau atrodo? Ar jau geriau su draugais žaisti ar be draugų? Ir parašykite į komentarus, ką jūs norite, kad aš daryčiau antroji daly. Gal jūs norite, kad aš misijas vykdyčiau ir parodyčiau, kaip reikia jas vykdyti ir taip toliau. Jeigu taip, tai paspauskite laiką ir parašykite į komentarą. O gal aš jau žaisiu su broliu antroji daly. Nieko čia viską gali būti. Tai va, mes pradėjome lenktyniauti, o jau kažkas įskrydo. Tik mums svarbiausia neišskristi iš trasos, nes bus kitaip blogai. O šalis, opa. Sleidome ir dabar turime parodysiu, kaip reikia visada čia važiuoti, nes kitaip tu greitesnis nebūsi ir tu būsi paskutinį vietoj. Bus labai blogai. Tai va, mes esame pakolkas 5, bet labai yra arti žmogus, kuris labai nori mane nužudyti. Ir aš ką tik susprogau. To tikrai nedarykite reisuose,
visada važiuokite gražiai ir ramiai. Tai va. O mes esame, man atrodo, jei neklystu, vos ne paskutiniai. Čia dar nieko tokio, čia dar visko visada tai būna, nieko čia tokio. Čia tik pirmas mano kartas po tokio seno žaidimo GTA Online. Tai va. Ir mes pradedame važiuoti, koks labai staigus posūkis, net nemačiau jo. Ir dabar reikia važiuoti, o ne. Žmogus už mūsų labai jau arti, tai reikia saugotis. Jis kažką čia bando daryti, eik tu savo, jis mane vos neišmetė iš mepo. Reikia kuo greičiau važiuoti dabar. Pakol kas mes esam kaip ir paskutinį vietą, kaip aš suprantu, bet gal ir ne, nežinau. Ir nesupykite, jeigu taip ilgai užtruks, bet nemanau, kad taip ilgai užtruks. Ir šiaip jaučiu, kad antra dalis bus su mano broliu lenktynės, tai va. Ir beje, GTA, kaip aš girdėjau, kad online'as dabar yra nemokamai, jei turi jo kompaktą. Ir tai yra visai gerai, kaip aš suprantu, nes galėtų dabar labai daug žmonių žaisti jį. Ir būtų labai faina su jais susitikti. Tai va, mes dabar esame vis tiek 10 vietoje, nes tie žmonės labai toli nuo manęs. Nors aš ir juos ir matau, bet jie vis tiek labai toli nuo manęs. Taip, tuoj aš juos pasivysiu. Jau matau 3 žmonės ir vienas žmogus jau irgi nusileidęs ir važiuojam. Ką greičiau reikia pasiekti nors 9 vietą. Važiuojame ir kaip aš suprantu, kad čia vienas ratas, nebent gal ir 2. Geras klausimas. Tuoj pasižiūrė, įdomu. Ok. Nekreipkite dėmesio, jeigu aš taip sakau, ok, ir ten dar kažką tokio, tai tiesiog nesijaukit, pasirodo 2 ratai, tai antrą dabar važiuojame. Tai ką aš ten sakiau, tai tiesiog nesijaukite, nes, suprantate, aš pirmą kartą filmuoju, aš niekada gyvenime nebuvau filmavęs ir taip toliau. Tai čia mano pirmas kartas ir jo. Matote, jau 8 važiuoju, kaip ir visai ir gerai. Vieną žmogų žiūriu, matau į mapą. O kaip reikia pasižiūrėti, tai ant mapo tiesiog rodo, kad jisai ten žiūri, tokia vėliavėlė rodo. Ir jo. Pakol kas, vėl staigus posūkis. O matome jau dar 2 žmonės, tai gal visai gerai čia bus. Gal pabaigsim visai gerai tas lenktynės. Aš jums parodysiu mašinos vidų. Matot, kaip gražu. O ne? Taip. Sau, dangus, oho. Kažkoks žmogus dabar yra pirmo vietoje ir jo vardas yra Hayes POV 867, visai keistas vardas, nežinau kodėl jis toksai. Ir kodėl aš sugalvojau savo YouTube neimą Mike Laser LTU. Todėl nes Mike tai man primena kaip Mykolas vardas ir tai yra mano vardas. O Laser tai kaip lazeris. Tai toks greitas kaip lazeris. O LTU tai Lietuvą primena. Ir aš esu iš Lietuvos ir lietuviškai šneku, kaip jūs ir suprantate. Tai va tokios ir tokie lygios. Ir parašykite į komentarus, ar jums patinka mano lenktynės, ar nelabai, nes aš tik ką tik pradėjau, tai gal visai neblogai čia. Ir tai va. Tai aš manau, kad labai greitai užbaigsime ir bus labai čia gražu, kaip aš pabaigsiu tas lenktynės 5 vietą. Nes jau 4 žmonės pabaigė lenktynės, tai mums reikia biškį greičiau pabaigti, kad nebūtume nepabaigę lenktynių.
Taip, mes jau esame labai arti finišo ir pabaigiam. Jei. Tai kągi, parašykite į komentarus, ar norite antros dalies ir kokią idėją pasiūlykite, nes manau, kad padarysime ir aš manau, kad ta idėja būtų kartu su savo broliu palenktyniaut, kad būtų visai linksma ir kągi, viso gero, susitiksime antroji daly.